Atkėlus gleivinę, priekinėje kaulo sinuso sienelėje grąžteliu padaromas langas, nepažeidžiant gleivinės. Kaulinis langas įstumiamas į vidų. Sinuso gleivinė pakeliama nuo dugno aukštyn. Tuomet į sinuso dugną pridedama susmulkinto kaulo pakaitalo. Kaulinės sienelės langas uždengiamas ištirpstančia membrana ir žaizda užsiuvama. Implantuoti į taip rekonstruotą kaulą galima po 6 mėnesių. Prigijus kaului atliekama dantų implantacija. Atkėlus gleivinę suformuojamos implantų ložės ir įsriegiami implantai. Gleivinė susiuvama ir laukiama, kol implantai prigis.